Lietuva paminėjo nepriklausomybės akto signataro, Seimo pirmininko, 12 ir 13 vyriausybių ministro pirmininko, Socialdemokratų partijos garbės pirmininko, prezidento Algirdo Mykolo Brazausko 80-asias gimimo metines. Visą savaitę jubiliejų skirti renginiai vyko Kaišiadoryse, Rokiškyje, Švenčionyse. Pristatytos parodos Medininkų pilyje, Lietuvos nacionalinėme muziejuje, Lietuvos Respublikos Seime. Į apyvartą išleistas pašto ženklas Algirdui Mykolui Brazauskui 80 metų. Taip pat išleistas pirmos dienos vokas ir suvenyrinis lapas šiai progai pažymėti. Rugsėjo 22-ąją Lietuvos mokslų akademijoje vyko prezidento Algirdo Brazausko 80-ųjų gimimo metinių paminėjimui skirta konferencija. Į Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos, Lietuvos mokslų akademijos ir Stepono Kairio fondo konferenciją atvyko prezidentas Valdas Adamkus su ponia Adamkienė, nepriklausomybės akto signatarai, 1, 12 ir 13 vyriausybių nariai, bendražygiai ir buvę bendradarbiai, prezidento našlė Kristina Brazauskienė, artimieji, Lietuvos Respublikos Seimo bei Europos parlamento nariai socialdemokratai, Lietuvos socialdemokratų partijos skyrių delegacijos. Iškilmingas renginys buvo pradėtas Lietuvos Respublikos himnu. Pranešimą skaitęs Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Algirdas Butkevičius pabrėžė, turbūt nesuklys pasakęs, jog ne kiekvienas žmogus yra savotiškai paliestas ypatingos Algirdo Brazausko asmenybės auros. Niekam nekyla abejonių, kad šviesios atminties mūsų prezidentas buvo vienas iškiliausių Lietuvos valstybės istorinių veikėjų. Stiprus politikas, talentingas vadovas, charizmatiška asmenybė, o kartu labai žmogiškas, paprastas ir nuoširdus žmogus. Tai buvo politikas, kuris tikrai mylėjo žmonės, mokėjo įsiklausyti į kitų nuomonę ir kalbėjo kiekvienam suprantamą kalbą. Minėjimo dalyviams Lietuvos socialdemokratų partijos garbės pirmininkas, Seimo narys Česlovas Juršėnas perskaitė Lietuvos Respublikos prezidentės Dalios Grybauskaitės atsiųstą sveikinimą. Algirdas Brazauskas visada rasdavo laiko ir noro kalbėti su žmonėmis, nepaisydamas rango juos išgirsdavo. Visi prisimename asmenybės bruožų dermę, tvirtumą priimant sprendimus ir paprastą žmogišką jautrumą. Asmeniniais prisiminimais apie išskirtinį žmogų, išskirtinę asmenybę pasidalijo kadenciją baigęs Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus. Šis žmogus žinojo, ką, kada ir kaip kalbėti ir daryti, kad laimėtų Lietuvos interesas. Pabrėžiu, ne partijos, o Lietuvos. Galėčiau pasakyti, kad jam iki pat gyvenimo pabaigos rūpėjo Lietuvos, valstybės, lietuvių tauta ir žmogus. Lietuva turi pagrindo jam šiandieną apie prezidentą Brazauską pasakyti daug gerų, šviesių, šiltų ir teisingų žodžių. Toks jis ir telieka prisiminimas mums visiems. Ačiū Jums. Prisiminimais apie prezidentą Algirdą Brazauską dalijosi Stepono Kairio fondo valdybos pirmininkas, Lietuvos socialdemokratų partijos garbės narys Dobilas Kirvelis, Mokslų akademijos prezidentas Valdemaras Razumas, Lietuvos solistas profesorius, Estijos muzikos ir teatro garbės daktaras Virgilijus Noreika. Savo prisiminimus maestro baigė įspūdingai atlikta lietuvių liaudies daina. Šiltais vaikystės, jaunystės, studentiškų ir jau brandžių dienų prisiminimais pasidalijo prezidento brolis Gerardas Brazauskas. Asmeninė patirtimi dalijosi akademikas Jurgis Vilemas, Lietuvos Respublikos Seimo socialdemokratų partijos frakcijos seniūnė Irena Šiaulienė, Europos parlamento narys Zigmantas Balčytis, Vilniaus universiteto rektorius Benediktas Juotka, Lietuvos Respublikos Seimo narys Gediminas Kirkilas, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys, socialdemokratinio jaunimo sąjungos pirmininkas Juras Požela
ir Neringos miesto meras Antanas Vinkus. Prezidento Algirdo Brazausko 80-ųjų gimimo metinių paminėjimų skirti renginiai tik dalis gražių atminimo pagerbimo akcentų. Prezidento darbai ir patirtis verčia mus įsiklausyti, susitelkti ir savo darbais įprasminti šviesų prezidento Algirdo Brazausko atminimą.